Kviečiu tave grįžti į save, į pačią nuostabiausią šio pasaulio būtybę, sutvėrimą į save moterį. Nieko gražiau nėra, kaip šiandien vaikščiodama po namus išgirdau iš vyro frazę. Nu, sako, tu per gražiai atrodai plauti čia indus. Aš tokia kikenu, juokiuosi ir sakau, taip, taip, tiesa, visiška tiesa. Čia reikėtų kažko man pagalbos ir aš galėčiau tiesiog būti graži ir mėgautis gyvenimu. Ir jis taip gražiai atsakė, man tiesiog reikia susimti ir būti dar vyriškesniu ir tiesiog sukurti va tokį gyvenimą. Tai kai moteris bando įtikinti vyrą, kad ji nori kitokios kokybės gyvenimo, kai bando jam papriekaištauti, ir aš tai bandžiau, kai bando kurti dramą, o mes dažnai mėgstam dramą, nes taip esam išmokytos, gaunam priešingą rezultatą. Kai moteris grįžta į save, džiaugiasi pirmiausia savimi, kuria savo gyvenimą ir akimirkas tokias, kad jai būtų malonu ir gera, tada viskas prasideda kitokios kokybės. Į tarsi magnetas pradeda traukti gyvenimo nuostabias aplinkybės, džiaugsmą, laimę, gausą, pilnatvę, viską, apie ko jį trokšta. Nuo ko pradėti? Nuo šios akimirkos, nuo čia ir dabar, grįžimo į save. Taigi kviečiu užsimerkti. Ir užsimerkus kartu su manimi 3 kartus giliai įkvėpti ir iškvėpti. Neskubėdama ir jausdama savo kvėpavimą, įkvėpti pro nosį. Ir su malonumu iškvėpti pro burną. Dar kartelį įkvėpk pro nosį. Ir jautimu savęs iškvėpk pro burną. Ir paskutinį kartą įkvėpk pro nosį. Ir visiškai grįždama į čia ir dabar su atodūsiu paleisk visko, ko nebereikia tau šią akimirką ir iškvėpk pro burną. Šioje akimirkoje kviečiu tave savo vidinį žvilgsnį nukreipti į save. Tegul vidinis žvilgsnis tavyje leidžia tau sukurti būseną, kuri yra ramybė. Ramybė, pasitikėjimas ir besąlyginė meilė. Leisk savo vidiniu žvilgsniu keliauti per savo kūną, kad pažadintum šią būseną savyje. Mintyse įsivaizduok ir pamatyk, kaip ši būsena energijos pavidalu kūrėsi tavo galvoje ir tau nieko nereikia daryti, tiesiog šioje akimirkoje pasirinkti save. Ir mintyse įsivaizduoti savo plaukus, kuriais nuvilnyja ramybė, pasitikėjimas, palaima. Tegu plaukais nuvilnyja ši nuostabi energija ir būsena. Tavo galvoje, kiekvienoje ląstelėje, tegul išsiskleidžia besąlyginės meilės energija, kuri keliauja žemyn per kūną, per tavo kaktą, per akis ir nosį, per skruostus, per tavo lūpas ir smakrą. Tavo vidinėje galvos dalyje skleidžiasi besąlyginės meilės ir ramybės būsena. Ir tu esi čia ir dabar šioje akimirkoje. Ir šį procesą įtakoji tik tais tu pati. Tavo vidinis žvilgsnis keliauja žemyn per kaklą ir neša energiją, kurią tu pasirinkai. Besąlyginę meilę, ramybę ir pilnatvę. Energija nugula tau ant pečių ir mintimis įsivaizduok ir pamatyk, kaip nuo pečių keliauja žemyn tavo rankomis iki alkūnių.
Tau niekur nereikia skubėti. Daryk ir įsivaizduok tiek, kiek tau gaunasi ir nuo alkūnių ši energija keliauja žemyn iki plaštakų. Tai yra ramybė, besąlyginė meilė ir pilnatvė. Vidinio žvilgsnio pagalba energija keliauja žemyn per tavo krūtinę. Ir ties krūtinę stabtelk ir įsivaizduok bei pamatyk, kaip ši energija skleidžiasi ir išsiskirsto po kiekvieną krūtinės ląstelę, po kiekvieną audinį, kraujagyslę, organą, tegul ji išsiskleidžia tavo širdyje. Ta besąlyginė meilė, kurios galbūt trokšti. To pripažinimo, to įvertinimo. Visą tai šią akimirką gali suteikti savo pati. Leisdama savo priminti, kad tu esi tobula tokia, kokia esi šią akimirką. Ir ši energija plečiasi tavo krūtinėje, kiekvienoje ląstelėje. Galbūt jauti šilumą, galbūt jauti pasipriešinimą, galbūt nieko nejauti, viskas yra gerai. Tiek, kiek tau išeina, vidinio žvilgsnio pagalba šią energiją vesk žemyn iki savo liemens. Tegul prisipildo tavo skrandis, tavo kepenys, visi vidiniai organai, meilės, ramybės, pilnatvės. Ir myluodama save per vidinį žvilgsnį, keliauk į apatinę savo kūno dalį. Tai yra tavo pilvas, pilvo apačia. Ir pripildyk ten viską meilės, ramybės, pilnatvės, džiaugsmo, atsipalaidavimo. Tegul kiekviena ląstelė, tavo visas žarnynas, virškinamasis traktas, tavo vidiniai moteriškumo organai, didysis indas, tai yra gimdos centras. Tegul prisipildo besąlyginės meilės tau panorėjus. Taip kaip tau gaunasi, taip kaip dabar atrodo sugebi. Viskas jau yra tobula. Ir vidinio žvilgsnio pagalba šią energiją palengva vesk žemyn per savo klubus, sėdmenis, per savo šlaunis, iki kelienų, per savo blauzdas ir priekinę savo kojų dalį, iki pat pėdų. Ir tegul pėdose pasklinda šiluma, meilė, ramybė, pilnatvė. Neskubėdama įkvėpk ir neskubėdama iškvėpk. Šioje akimirkoje leisk savo į save pažiūrėti. Kiek dar tavyje yra likę įtampos ir kiek dar neleidai savo atsipalaiduoti. Nukreipk mintis būtent į tą vietą. Galbūt tai yra mentis, galbūt pečiai, galbūt atrodo sunki galva arba kojos. Nukreipk savo vidinį žvilgsnį būtent į tą vietą, kurioje dar yra likusi įtampa. Ir leisk savo pamatyti, kaip besąlyginė meilė tavyje tą vietą atitirpdo. Paleidžia įtampą, nerimą, kažkokį prisirišimą, kurio tau nebereikia.
Šioje akimirkoje jaus, kaip dar stipriau tavo kūnas geidžia tos emocijos, kurią ką tik sukūrei savyje. Ir pridėjusi rankas savo ties širdimi kairėje krūtinės pusėje, pabūk labai intymiai, atsakingai, kruopščiai, tik tai su savimi. Pasakyk savo gražiausius ir nuostabiausius žodžius, kurie yra skirti tavo grožiui, tavo ramybei, tavo klestėjimui kaip moteriai. Aš myliu save, aš renkuosi meilę savo, aš renkuosi atsipalaidavimą, aš renkuosi vertinti save, aš renkuosi savimi džiaugti. Myliu save, kai esu liūdna, myliu save netgi, kai abejoju. Myliu save, kai džiaugiuosi. Myliu save, kai man kažkas nesiseka arba aš nesuprantu, kaip iš tikrųjų reikėtų elgtis arba kaip gyventi. Aš myliu save visokį. Aš esu tobula. Tobula šią akimirką. Tobula su savo patirtimis ir pasirinkimais. Tobula su savo mintimis ir veiksmais. Aš myliu save. Renkuosi save. Ir paleidžiu tai, ko man nebereikia. Aš paleidžiu baimę, ką kiti pagalvos. Aš paleidžiu nerimą, kad man nepasiseks. Aš paleidžiu vidinę įtampą, kad viskas turi būti sunkiai ir daug. Aš paleidžiu tą seną modelį, kuris man trukdo pasiekti savo svajonę. Ir leidžiu savo mėgautis moteriškai, lengvai, aistringai, pačiu gražiausiu gyvenimu, nuostabiausiamis patirtimis, kai mano pagrindinis tikslas tampa malonumas, atsipalaidavimas ir džiaugsmas. Neskubėdama įkvėpk ir neskubėdama iškvėpk. Šioje akimirkoje gali nusišypsoti savo ir pasauliui. Ir jeigu turi dar ką savo pasakyti, itin kruopščiai atrinkto, intymaus ir pakylėjančio, šią akimirką skirk būtent tam. Padėkodama savo, nusišypsok savo ir pasauliui. Ir grįžk į čia ir dabar, kupina meilės, atsipalaidavimo, ramybės, vidinės išminties, tiesiog atsimerkdama.